Kelias 2 yra tarsi nauja pradžia ir variantas pabandyti viską iš naujo. Pasukti kitaip, kaip galbūt nepavyko iš pat pradžios. Tai pradėjau nuo cigarečių, po to perėjau ant alkoholio, po alkoholio ant narkotikų. Ir irgi buvo trūkumas pinigų, tėvai neduodavo pinigų, tai eidavau, vogdavau, viską galvodavau, kad gauti pinigų, eidavau iš parduotuvų, vienu žodžiu. Ne tai, kad ką šiandien gražaus nuveiksiu, o pas mane būdavo taip, ką aš galiu šiandien pavogti, kad pavartočiau ir kad man būtų gerai. Iš tikrųjų nesustabdomas, jaučiausi nepagaunamas ir po tų 17 teistumų aš sakiau, kad manęs niekada gyvenime neuždarys, nes neįmanomas dalykas. Tai pasirodo įmanoma. Aš realiai džiaugiuosi, kad esu šitoje įstaigoje, nes, kaip ir sakiau, labiau pradėjau mąstyti apie gyvenimą tolimesnį ir tiesiog, čia yra laikina statelė ir čia yra gerai, kol tu esi jaunas, nes tu gali laiku sustoti, bet čia yra tavo pasirinkimas, ar tu po šitos laikinos statelės keisi savo gyvenimą ar ne, ar tu eisi tuo pačiu ritmu kaip anksčiau. Bijojau išėjimo būtent, aš antiek buvau pripratęs prie tos vietos, kad buvo sunku suprasti, kaip aš gyvensiu toliau. Nes ten, kol buvau, buvo viskas aišku, ką tu veiki, ką tu veiksi, ką darysi ir ką valgysi. Kalinys nėra tas žmogus, kuris visą laiką darys blogai. Reikia žmogų pažinti. Negalima jo atstumti, nesvarbu, koks jisai bebūtų, lošas, vairas ar dar koksai, bet, jį reikia priimti toks, koks jis yra. Galiu padėkoti už tai, kad rinko išklausyti mūsų, kad atėjo dauguma žmonių čia. Mes tikime, kad yra šansas susikurti naują gyvenimą. Mes tikime, kad jie gali. Bus visokių iššūkių, bet mes apsisprendusios jais tikėti ir padėti, jeigu tik tai galime. Neskubėk teisti, skubėk suprasti. Žiūriu iš tuos jaunuolių paveikslus, kad va ir Karolio, Lauryno jau kurie jau ir išėję, kurie dar išeis, jų laimingus veidus, jų akise matosi viltis ir duokime jiem antrą šansą.